Sveiki, šiandien skaičiuosime įvairius plotus, kurie susideda iš skirtingų figūrų, bet pagrindinis žaidėjas yra apskritimas. Dažnai tokie plotai būna pakankamai sudėtingai apskaičiuojami, nes būname primiršę įvairias taisyklės, taigi šiandien tą ir pasikartosime. Ir pirmasis brėžinys mes matome apskritimą, kurio centras yra O. Ir jisai liečia kampo kraštines, tas kampas pažymėta, kad yra status ir pagal brėžinio duomenis turėsime apskaičiuoti nuspalvintos geltonai figūros perimetrą ir plotą. Mums yra duotas spindulys, kurio ilgis yra 6 cm. Tai prisiminkime, kas tas spindulys yra. Spindulys pagal apibrėžimą yra tokia atkarpa jungianti apskritimo centrą su bet kuriuo apskritimo tašku. Tai aš tų spindulių galiu prisibrėžti kiek tik noriu, tai pasipildysiu brėžinį ir nusibrėšiu vieną, aišku, galėčiau ir tiesiau brėžti. Nusibrėšiu vieną spindulį čia ir kitą spindulį štai čia. Ir nusibrėžiau taip, kad čia susidarytų irgi status kampas. Tai kadangi čia yra spinduliai, tai čia bus 6 cm ir štai čia bus 6 cm. Tai matome, kad gavome dar vieną figūrą, kurios šalimais esančios kraštinės yra lygios ir susidarė 4 statūs kampai. Vienas iš jų buvo duotas, kitus pasidariau pati. Taigi mes turime dabar kvadratą, galime jį pasižymėti raidelėmis, tai čia buvo raidelė O, čia tebūnie A, čia tebūnie B, čia tebūnie C. Tai mūsų ta nuspalvinta figūra iš tikrųjų yra iš kvadrato iškirptas dalis apskritimo. Taip? Tai mums reikės prisiminti formulės apie kvadratą skaičiuojant perimetrą ir plotą, o taip pat ir kas yra susijęs su apskritimu. Tai dabar pasižiūrėkime, kaip mes skaičiuosime tą perimetrą. Tai perimetras figūros ABC susidarys iš 3 kraštinių, iš AC, CB ir AB. Ką mes žinome? Tai mes žinome, kad AOBC yra kvadratas, tai jeigu kvadratas, tai jo visos kraštinės lygios, tai čia taip pat bus 6 cm ir čia bus 6 cm. Tai jau žinome, kad mūsų perimetras susidės 6 plus 6, o AB neturi. AB yra lankas apskritimo, arba kitaip galim sakyti, kad tai yra ketvirtadalis apskritimo ilgio. Dabar kodėl ketvirtadalis? Tai apskritimas turi iš viso 360 laipsnių aplink save, o mūsų lankas sudaro 90 laipsnių. Taip? Tai jeigu mes apskaičiuosime viso apskritimo ilgį, galėsime pagal proporciją apskaičiuoti to lanko ilgį. Tai prisimename, kad apskritimo ilgis yra apskaičiuojamas pagal formulę, jis yra žymiamas raidele C ir pagal formulę tai yra 2πr. Kas yra R? R yra spindulys. Tai galime įsistatyti dabar iš karto. Tai bus 2 kart π kart spindulys. Spindulys yra 6. Skaičius galime sudauginti. 2 kart 6 yra 12 ir π raidelę palieku. Čia nėra pasakyta, kad įsistatyti vietoj π 3/1400 ar kažkokį kitą skaičių, tai tą π raidelę galime ir palikti. Čia bus centimetrai. Tai viso apskritimo ilgis yra 12π, o dalis jo 90 laipsnių dalis atitinka x.
Ir dabar pagal proporciją galime apskaičiuoti mūsų tą x. Tai x bus 90 kart 12 pi padalinta iš 360 ir paskaičiuokime 90 kart 12 yra 1080 pi, dalinsim iš 360 ir gausime 3 pi. Aišku, galima buvo dalinti ir iš 4, nes matom, kad tai yra ketvirtadalis, nes 4 statūs kampai sudaro 360 laipsnių, bet aš norėjau parodyti štai tokią situaciją, jeigu jums reikėtų apskaičiuoti, tarkim, kokį nors lanką, kuris nėra 90 laipsnių didumo, bet tarkim ten kokio 120 ar dar kažko, tai dėl to yra patogu naudoti proporciją, bet yra ir paprastesnių sprendimo būdų, kaip visada. Tai grįžtam dabar prie perimetro. Mūsų perimetras susideda iš 2 kvadrato kraštinių ir dalies apskritimo, tai ta dalis apskritimo yra 3 pi ilgio, tai dabar galime skaičius sudėti, 6 plus 6 bus 12, o 3 pi taip ir palieku. Ir čia ir yra mūsų perimetras. Aišku, čia dar būtų galima nurodyti, kad tai viskas yra centimetrais. Tai va, pusę jau padarėm. Judam toliau, skaičiuosim dabar plotą. Taip, tai plotas yra žymimas S raide, S, A, B, C. Ir mums reikės jį apskaičiuoti. Kaip tai apskaičiuoti? Tai paprasčiausia būtų iš kvadrato, iš S kvadrato atimti S dalies apskritimo. Iš S apskritimo. Čia galėsime pratęsti. Tai dabar kaip yra skaičiuojamas kvadrato plotas. S kvadrato, tai mes turime kraštinę pakelti kvadratu. Viena kraštinė yra 6, tai bus 6 kvadratu. 6 kvadratu yra 36 kvadratiniai centimetrai. O S apskritimo, ar skritulio būtų geriau dabar sakyti, nes apskritimas pats ploto neturi, bet čia jau sąvokos. Tai S apskritimo, jeigu viso apskritimo, tai prisimenam formulę bus pi r kvadratu. Plotas taip yra apskaičiuojamas pi r kvadratu. R yra spindulys, tai pi raidelę palieku, vietoj r įsistatau 6 ir 6 kelsiu kvadratu, tai bus 36 pi. Bet mums reikia ne viso apskritimo, o tik dalelės, tik ketvirtadalio, nes 90 laipsnių sudaro 1/4 viso apskritimo, tai dar 36 pi padalinsime iš 4 ir gausime tą dalelę, kurios mums reikia, štai šitą plotą. Tai kai 36 padalinsiu iš 4, gausiu 9 pi ir jau žiūrėkit, daug ką mes turim. Tai iš 36, kas buvo kvadrato plotas, mes atimam tą gabaliuką, kuris buvo iškirptas, 9 pi ir viskas, daugiau nieko sutraukti nelabai galime. Tai čia ir yra atsakymas, bus tiek centimetrų kvadratu. Ir jeigu dabar reikėtų tą atsakymą užrašyti, tai atsakymas atrodytų štai taip, kad perimetras yra lygus 12 plus 3 pi centimetrų, o plotas bus 36 minus 9 pi kvadratinių centimetrų. Tai pirmą uždavinuką jau ir išsprendėme, judėkime toliau. Štai mūsų antras uždavinukas, mums reikės apskaičiuoti žaliai nuspalvintos dalies plotą. Ir ką mes čia turime? Mes turime apskritimą, į kurį yra įbrėžtas trikampis ABC, kuris pasakyta, kad yra lygiakraštis ir AB yra 6 cm.
Lygiakraštis trikampis yra toks trikampis, kurio visos kraštinės ir visi kampai yra lygus. Tai jeigu štai čia turime 6 cm, tai ir kitoj pusėje turėsim 6 cm ir apačioj taip pat turėsime 6 cm. Visi kampai yra lygus ir jų didumas yra 60 laipsnių. Tai nuo ko dabar pradėti? Atrodo, nieko čia neturim. Prieš tai bent jau spindulį turėjom ir turėdami spindulį galėtumėm apskaičiuoti bent jau to skritulio plotą. Dabar mes spindulio neturim, bet turim vieną kraštinę. Tai aš tada bandysiu susižinoti ir spindulį, ir plotą. Gerai, tai prisiminkime, kad visada galime pasipildyti brėžinį, ką aš dabar ir padarysiu. Aš nusibrėšiu šito trikampio aukštinę ir prisimenam, kad lygiakraščio trikampio aukštinė sutampa su jo pusiaukampinė ir pusiaukraštinė. Tai reiškia, aš tą 60 laipsnių kampą dabar padalinau į 2 lygius kampus, jie bus po 30 laipsnių. Ir apačioje esančią kraštinę AC irgi padalinau į 2 dalis. Ir jos yra lygios ir jos bus po 3 cm. Jeigu buvo 6, tai dabar bus 2 gabaliukai po 3. Ir čia dar galiu pasakyti, kad tai yra H, o apskritimo centras bus O. Gerai. Nu tai kas iš to, kad aš nusibrėžiau tą aukštinę, tai turėdama aukštinę, kurią išsiaiškinsim netrukus, galėsim apskaičiuoti trikampio plotą, nes bet kokio trikampio plotas yra aukštinė kart pagrindas, į kurią jinai yra nubrėžta ir padalinta iš 2. Dabar kaip mums susirasti tą aukštinę, kuri yra pažymėta raidelėmis BH. Tai mes turime trikampį, statų trikampį ABH. Tai pagal Pitagoro teoremą žinome, kad BH kvadratu, BH yra statinis, tai mes iš įžambinės, kuri yra AB, iš įžambinės ilgio kvadrato atimsime kito statinio ilgio kvadratą ir taip apskaičiuosime. Tai čia bus 6 kvadratu minus 3 kvadratu. 6 kvadratu yra 36, 3 kvadratu yra 9 ir čia, kai apskaičiuosime, gausime 27. Turėtumėm dabar ištraukti šaknį iš 27. Bet aišku, šaknis gražiai nesitraukia. Bet aš žinau, kad 27 galima užsirašyti kaip 9 kart 3 ir tada pasinaudojus šaknų savybėmis aš galiu atskirai traukti šaknį iš 9 ir iš 3. Iš 9 šaknis tikrai traukiasi, gausiu 3, iš 3 šaknis nesitraukia, taip ir palieku. Bus 3 šaknis iš 3. Taip, tai jau turime aukštinę. Tai galime apskaičiuoti plotą trikampio ABC. Tai bet kokio trikampio plotas skaičiuojamas A kart H dalinta iš 2, kur A yra pagrindas, o H yra nubrėžta aukštinė į tą pagrindą. Tai jeigu jau mūsų brėžinio raidelėmis pasirašyti, tai būtų AC kart BH ir dalinsim iš 2. Tai AC, visa ta kraštinė yra 6 ilgio, BH yra 3 šaknis iš 3 ir dalinu iš 2. Čia galiu suprastinti, dalinu iš 2 gaunu 3, 2 dalinu iš 2 gaunu 1. Tai 3 kart 3 šaknis iš 3 bus 9 šaknis iš 3, dalinta iš 1. Gaunam 9 šaknis iš 3 centimetrų kvadratu. Turime trikampio plotą. Gerai.
turime trikampio plotą, tai mums dabar reikia rasti spindulį, kad galėtumėm apskaičiuoti apskritimo plotą. Tada iš viso apskritimo atimsim trikampio plotą ir gausim nuspalvintos figūros plotą. Aš gal pasivalysiu brėžinį, nes čia dabar mes turime daugiau negu mums reikia. Kaip gauti spindulį? Tai nusibrėžkime aukštinės, kurios yra ir pusiau kampinės, ir pusiau kraštinės. Aišku, čia turėtumėt labai gražiai su liniuote brėžti, aš tokios prabangos neturiu. Štai, nusibrėžiam. Tai matome, kad tos pusiau kampinės, pusiau kraštinės ir aukštinės susikerta tame taške, kur yra apskritimo centras. Ir prisimename, kad pusiau kampinės susikirsdamos viename taške dalina viena kitą santykiu 2:1. Tai jeigu aš čia turiu raidelę H, kurią ir anksčiau turėjau, čia turiu apskritimo centrą O, tai aš žinau, kad BO sutinka su OH taip kaip 2 sutinka su 1. Gerai, tai mes turime BH ilgį 3 šaknis iš 3. Tai čia tas visas ilgis BH ir dar žinome apie BH, kad 2 tie gabaliukai BO ir OH dalina vienas kitą santykiu 2:1. Tai aš jeigu čia sudėsiu tuos gabaliukus, tai iš viso gausiu 3. 2 + 1 yra 3. Tai norėdami apskaičiuoti BO, mes turėtumėm BH padalinti iš 3 ir padauginti iš 2. Tai įsistatykime 3 šaknis iš 3, dalinu iš 3, dauginu iš 2, tai man čia tie trejetai susiprastina. 2 kart šaknis iš 3 bus 2 šaknis iš 3. Turiu spindulį, kurio ilgis yra 2 šaknis iš 3 ir čia yra centimetrai. Čia taip pat buvo centimetrai. Tai turime spindulį BO arba OB, tai galim apskaičiuoti S skritulio. Tai skritulio plotas yra apskaičiuojamas pagal formulę πr². R yra spindulys, tai bus π kart 2 šaknis iš 3 pakelta kvadratu. P raidelę perrašau, dabar skliaustelius turiu pakelti kvadratu, tai keliu kiekvieną narį, tiek skaičių, tiek šaknį. Tai 2 kvadratu yra 4, o šaknis iš 3 kvadratu yra 3. Sudauginsime skaičius, 4 kart 3 yra 12, bus 12 pi centimetrų kvadratu. Tai dabar S nuspalvinto bus iš S skritulio atimu S trikampio ABC ir gausiu, taip, S skritulio yra 12 pi, atimu 9 šaknis iš 3 ir nelabai čia ką daugiau galiu padaryti, nes tai nėra panašieji nariai, tai taip ir lieka centimetrai kvadratu. Tai jeigu dar reikėtų ir atsakymą užrašyti, rašysiu čia atsakymą, kad S nuspalvinto yra lygu 12 pi minus 9 šaknis iš 3 centimetrų kvadratu. Kadangi nebuvo pasakyta, ar vietoj pi įsistatyti skaičių ar ne, tai atsakymą paliekam su pi raidele. Tai šiandien tiek. Jeigu turite kažkokių uždavinių, su kuriais jums sunkiau sekasi arba norite kažko paklausti, tai juos man galite atsiųsti L paštu, kurį rasite mano YouTube kanalo aprašyme. Labai mielai lauksiu ir jeigu bus pakankamai sudėtingas klausimas, tai rašysiu ir video ta tema. Tai šiandien tiek ir susimatykime kitoje pamokoje. Iki.